koks būtų gyvenimas be dvaro. Neįdomus visiškai, o dabar labai įtemptas gyvenimas, bet labai fainas ir įdomus. Nežinau, kaip ir apibūdinti tą avantiūrą, kada jokiais dvarais nesidomėjau, bet vieną gražią dieną draugas atvežė, parodė ir sako, meilė, pirk šitą pastatą. Ir kai įvedė į vidų, kaimynė Janina užbūrė ir sako, čia viena autentika, vaikeli, tu pirk šitą dvarą, čia viena autentika, viskas, grindis, durys, krosnis, palangės, langinės ir karnizai ir rozetės. Pradėjo nerodyti autentiką ir kažkas man atsitiko ir aš galvoju, noriu ponia būti, noriu turėti šitą dvarą. Bet paskui supranti, kad ponų reikia gimti, reikia turėti inteligencijos, erudicijos. O jeigu tu gimėjai paprastoj šeimoje ir kur tu gausi čia tų manierų, kaip tu išmoksi jų. Ir taip supratom, kad esam dvaro tarnai ir mums labai patinka čia tarnauti su Jordanu. Tarnaujam 18 metų. Iš tikrųjų labai gera čia viską dirbti, tvarkyti, gražinti. Juk čia nebuvo nieko, kai pirkom. Tik buvo šiukšlės ir nieko daugiau. Kad čia vyks vestuvės, kad čia koncertai, kad čia plenerai, kad čia filmus statys. Čia visiškai nesvajoti dalykai. Čia tiesiog stebuklas. Mūsų gyvenimo stebuklas, kad šitaip mes patys neatsistebim. Kaip mes čia galėjom šitaip? Gavom restauratorių Laimoną Bartkų, kuris pasakė, meilę saugosim kiekvieną centimetrą. Tai vat sekančiai meniai, kur yra autentiškos durys, tai jis kokį mėnesį jas restauravo, protezavo po gabaliuką. Šitas kambarys buvo pono kambarys. Ponas buvo medžiotojas, primedžiodavo daug žvėrių, prisigamindavo daug iškamšų ir čia kabėdavo ne viena iškamša. Tai tarnaičių vaikai bijodavo šito kambario, nes tos iškamšos dvigubindavo veidrodžiuose ir sakė, tai buvo pats baisiausias kambarys dėl tų iškamšų. Žmonės sako, jūs dirbat prasmingą darbą, jūs išgelbėjot dvarą, tai mums taip gera klausytis tokios kalbos, tikrai vot nedidvyriai kažkokie, bet džiaugiamės tikrai. Jaučiam tikrai, kad tokį vertingą darbą nuveikė, kad šitą paveldo objektą išgelbėjom ir tvarkom ir galim visiems parodyti, koks jisai gražus ir kaip čia gera, kokia čia gera aura.